Lietuvos vindariai buvo pakviesti į parodą Pordenone Rive, kurioje pristatoma yra vynininkystės įranga, pakvietė Italijos prekybos agentūrą. Paroda daugiau skirta yra dideliem vyno ūkiams, nors labai patogi vieta suprasti, kokios bus ateities tendencijos vystantis įrangai. Daug labai modernios įrangos, kuri gerokai palengvina vynuogyno priežiūrą, sumažina rankų darbo, labai daug robotizuotos įrangos, automatinių įvairių prietaisų. Ir aišku, labai daug tos klasikinės, bet labai jau stipriai modernizuotos įrangos, kad kuo ekonomiškiau prižiūrėti vynuogyną ir mažiau rankų darbo, mažiau įvairių medžiagų priežiūrai. Svarbu vynuogyne įdirbti gerai žemę, kad ten nebūtų žolės. Labai daug yra įvairios technikos, tai čia yra žemės įvairūs purentuvai. Čia jau su žolės šalinimo įranga. Šitas išorė. Čia tokios guminės yra, kurios išmeta žolę ir užverčia. Žolės ravėtuvas, tokie minkšti eina vamzdeliai, kurie greitai sukantis ištraukia žolę iš po vynuogių šaknų. Dar vienas įdomus žolės naikinimo būdas. Karštais garais pučiama yra po vynuogėmis ir žolės yra nušutinamos ir žūsta. Žoliai šalinti įrangą. Su tokiu vežimėliu labai patogu važiuoti ir dirbti, kai yra žemesnės vynuogės. Purškimo technika, matom prikabinimą ir čia galima iš karto purkšti 3 eiles. Viena rankovė, antra rankovė ir ta centrinė vagos rankovė. Vėlgi matom išpurškimą, kad eitų dulkelės, kas geriau padengia lapus ir stiebus. Efektyvesnis yra purškimas. Purkštuvų yra ir daugiau tipų. Čia yra ultravioletiniais spinduliais naikinami įvairūs grybeliai. Ekologinis būdas apsaugoti vynuogės nuo grybelių. Dar vienas purkštuvas. Vynuogių skynimo mašina. Kelios sistemos. Čia matosi su įtempimu, su inkaravimu. Irgi yra įtempimas. O čia yra stiprus kuolas kalamas vertikaliai. Kitoks įtempimo tipas. Tarpinis įtempėjas, kai linija ilga. Stovų papildomas dengimas. Čia šitie yra papildomai dar padengti paviršius ir jo garantija 60 metų ir kaina yra dvigubai didesnė nei įprastų cinkuotų stovų. Ir išeina panašiai čia apie 5 eurus stovas, o ši čia eina apie 8 eurus stovas. Apsauginis tinklelis gali būti iš 2 pusių, su tokiu iš apačios dar priėjimu, o galima išėję šitą vėlutę, o taip sujungti ir uždengs pilnai nuo priėjimo. Iš viršaus irgi panašiai yra sistema. Yra keli kabinimo būdai.
Šildytuvas, kuris sukasi 360 laipsnių kampu ir gali apsaugoti apie hektaro plotą. Apsaugo hektaro plotą garantuotai 5,5 minus laipsnių. Jeigu jau daugiau, jau tada reikės papildomų žvakių. Čia yra gerokai galingesnis įrankis, kuris saugo 7 hektarus. Jo kaina yra kažkur tai apie 50 000 eurų, o šito vatva yra apie 7 000 eurų. Dar viena vatva technika, jau veikianti lokaliau, šildanti, kai šalnos yra. Viena iš vynuogių apipjaustymo įrangėlių. Einama iškart iš dviejų pusių, pjaustomi vasaros metu, išaugę per ilgi stiebai. Keli darbai atliekami, apačioje tvarkoma yra žolytė, pjovimo peiliai. Ir kitas tipas, dar kai stiebai yra supjaustomi smulkiai ir jau yra nebesurenkami. Platforma, kuri naudojama apipjaustymui, pūtimui, prisitaiko prie vynuogių linijos, taip pat naudojama ir kitur, pavyzdžiui, obelų soduose. Puelių šluota sukasi ir surenka iš linijos nupjautus stiebus, gali ir toliau nukreipia į surinkimą. Klasikinio putojančio vyno gamybos įranga, tai laikomi yra buteliai užpildyti su kamšteliais tokiam konteineryje. Metus gali būti ir kiek ilgiau, kad iškristų nuosėdos, tada yra dedama į tokį konteinerį, kuris kažkiek laiko keičia savo kampą, tai yra didėja kampas ir 7 dienų bėgyje šiuo metodu jau tasai dumblas yra nukreipiamas į dangtelį. Arba galima naudoti klasikinį metodą, tai vat yra iš tokių dviejų sudedama ir čia keičiasi kampas rankiniu būdu, tai yra suki ir gilinant jisai vis didėja jo kampas ir ten tada susirenka, kai dumblas įstatoma yra į šaldytuvą. Šaldytuvai būna su skirtingu kiekiu šitų skilučių, tai yra čia yra 32 skilučių ir 10 minučių šaldoma, 30 laipsnių temperatūroje, sušala galiukas, jau galima tada išimti, jau pastačius taip nuimamas dangtelis su dumblu ir uždedamas kamštelis. Tačiau dar prieš tai yra papildoma sirupų, likerių, kaip jie vadino, dozuoja dozatorius, kuris žiūri, kad būtų užpildytas butelys ir jau tada yra užkemšama. Vat šita įranga jinai kainuoja 32-6-7 tūkstančiai eurų, o šitas dozatorius apie 40 tūkstančių eurų. Gana įdomus pasiūlymas. Jie gamina kiek mažesnę įrangą. Čia yra uogų atskirimas nuo šakelių, kažkur apie 6 tūkstančius kainuoja. Tada yra spaudimo įranga, spaudimas su oru. Čia yra oro maišas, kuris kompresorium plečiasi ir gali vienu metu priimti kažkur tai apie 600-700 kg uogų. Jo kaina yra apie 6 tūkstančius kažkur tai eurų. Komplektacija skiriasi, čia yra daugiau tokia kaip ir mechaninė, kuo labiau ten automatizuota, kuo tai kaina aišku kyla. Ir vyno išpilstymo įranga taip pat yra kiek mažesnė ir čia jinai yra universali, jinai gali tiek vyną pilstyti, tiek ir šampanizuotą, putojantį vyną.
Čia pradžioje įpurškia dujas ir vėliau jau supila vyną. Jeigu nešampanizuotas metodas, tai tas dujos yra išleidžiamos, jos kaip ir ten tas slėgis sureguliuoja. Kaina 50 000 eurų. Italijoje, kaip ir kitose šiltesnėse šalyse, yra sodinami skiepyti sodinukai vynuogių, kadangi filoksera, jinai šitos visas veislės europinės suvalgo labai greitai, yra skiepijama į amerikietiškas laukinės vynuogės. Tų poskiepių irgi yra labai daug, kurios yra skirtos skirtingiem dirvožemiam ar skirtingam pasiekti augumui ir kitom charakteristikom vynuogių. Sodinukai atrenkami, sudedami, mirkomi parafinė. Raušedo pagamina apie 7 milijonus daigų kiekvienais metais. Mažais kiekiais perkant jiem nelabai įdomus klientai. Čia galima nusipirkti nebent susidėjus keliem vynuogynam kooperuojantis. Vynuogių sodinimo mašina sėdi ir dėlioja krūmelius. Veiklos apimtis stebina, technologijos taip pat stebina. Galima pasakyti, kad senosios technologijos, jos yra tik tai naujųjų technologijų apvalkalas. Tai leidžia, mano nuomonė, gauti jiem labai geras kainas, kokybišką vyną, rentabilumą aukštą veiklos. Kiek galima tai pritaikyti Lietuvos rinkai, manau, kad tikrai galima. Gal reikėtų, aišku, daugiau žiūrėti į mūsų ūkių kooperavimusi, tai tada atsiranda tasai šansas sukonkuruoti rinkoje ne tik Lietuvos, galbūt ir užsienio, jeigu rasti kažkokį tai savo kelią. Kooperavimosi principas yra įgyvendintas Raušedo vyno darykloje, jinai yra ne viena, jinai aptarnauja panašiai apie 30 km spindulių ūkininkus, kurių ūkių dydis gali būti 1-2 hektarai, gali būti ir 100 hektarų. Atvežant yra šiek tiek rizikos, kad nueis ne į vyną vynuogės, jos turi būti aukštos kokybės, pasak jų ten apie 10% tik tai nueina į vyną, kitkas gali įvairiausiam kitiem produktam eiti. Ačiū, kad žiūrėjot šitą filmą. Spustelkite dešinėje pusėje esantį prenumeratos ženkliuką. Ačiū, viso geriausio.